Ir noriu pristatyti dar vieną labai šaunią pranešėją, mano mylimą gerbiamą kolegę Akvilę Domaitytę, kuri taip pat yra Instagramo guru ir jos paskyra vadinasi House for My Kids, kur jinai deda nuostabius savo vaikų darbelius ir idėjas tiesiog. Tai Akvilė yra fenomenas, kaip minėjau, nežinau, kaip jinai tai daro, bet jinai tai daro labai puikiai, turiu omeny ir darbinę pusę, ir tai, kad jinai tikrai gali, žinai, parašyti ir darbinę žinutę ir 12 nakties, ir 11 vakaro, ir tai jau visiškai yra normalu, nes jinai moteris turi ką veikti. Žinai. Bet kokiu atveju pažiūrėjus iš šono, vaikai yra labai unikalūs, nuostabus ir Akvilės dukra jau turi ir savo verslą, ir klientės eina pro duris, laužiasi ir taip toliau. Ir Akvilė, papasakok tu pati, pasidalink ir pamokai, kaipgi tos mamos 3 vaikų ir dar ne visada su tėčiai šalia gali susitvarkyti ir dirbti, ir auginti, ir dar įkvėpti kitus žmones. Eteris tau. Ačiū. Sveiki. Tai kaip Roberta baigė savo pranešimą apie tai, kad stengiausi nedaryti labai asmeniškai, tai pas mane priešingai, pas labai asmeniškai. Todėl, kad čia ne kažkokio tai mokslinio tyrimo pristatymas, ne dar kažkas, o tiesiog pasidalinimas savo patirtim, nes kai žmonės klausia kaip, tai vat ir noriu papasakot kaip. Nes šiaip vyrauja, aišku, tas stereotipas, kad šeimoje vaikus ugdyti gali mama, kur greičiausiai nedirba, tėtis ten išlaiko šeimą ir tada vat savo imi ir ugdai. Ir dažnai girdžiu iš moterų tokią frazę, kad, oi, žinok, aš tai labai noriu ugdyti šeimoje, bet negaliu, nes dirbu. Ir tada mano mintis yra, arba tu nelabai nori, arba tu tiesiog neįsivaizduoji, kaip tai vyksta. Ir jeigu su noru, čia aš nieko negaliu padaryti, ar ne, kiekviena šeima renkasi savo kelią ir turbūt nei vienas ugdantis šeimoje neturi kažkokio tikslo kitus priversti tai padaryti. Bet aš galiu padėti su to, kai žmogus turbūt netaip įsivaizduoja, kaip visą tai atrodo. Nes žmonės įsivaizduoja, kad ten reikia turi atsikelti ryte, mokyti visų dalykų savo vaiką, ten po 45 minutės, pamokos, ten fizika, chemija, o ką jeigu tu lituanistas ir taip toliau. Tai šitaip neturi būti. Ir pakalbėti aš noriu apie realybę. Tai nei gąsdinsiu, nei rožinius akinius dėsiu. Dėl to, kad kaip viską įmanoma, tai niekaip, visko neįmanoma. Ir jeigu nori, kad būtų idealu, tai tada reikia pamiršti apie tai ir idealu nebus kaip iš pasakos. Tiesiog galima padaryti, kad būtų kažkaip. Kažkaip ir pakankamai gerai. Tai šitą padaryti galima. Aš tada norėčiau pasidalinti ekranu ir paleisti tokį video padariau trumpą, tai jisai tegul sukasi, kol aš su jumis kalbėsiu. Čia nematysit mano vyriausios dukros, nes jinai nelabai nori fotografuotis, žodžiu, kažkur tai viešai rodytis ir aš gerbiu tą jos pasirinkimą. Tai labai tada trumpai apie save ir apie savo vaikus. Tai kaip Margarita minėjo, aš dirbu ugdymo šeimoje komandoje. Tai yra mano pirmi metai šitam darbe. Iki tol aš buvau ir diplomatė, ir dirbau dideliai tarptautiniai kompanijai, žodžiu, įvairių dalykų pabandžius. Esu ugdymo šeimoje asociacijos narė, mūsų bažnyčioje tarnauju. Tada, kaip irgi minėta, Instagramo paskyrą turiu, prižiūriu ir darbinius Instagramo tinklus. Savo paskyroje aš dalinuosi idėjom darbelių su vaikais, kažkokiam knygų apžvalgom. Taip pat bandau padrąsinti kitus žmonės, ypač storiuose dalintis kažkokiais padrąsinimais apie ugdymą šeimoje ir patirtim savo. Turiu 3 vaikus. Dar kai rašiau prisistatymą šitai konferencijai, tai rašiau, kad ugdau šeimoje 2,5 vaiko, nes mano mažoji kartais pusei dienos dar nueidavo į darželį, bet dabar jau oficialiai esam 100% homeschooleriai. Tai mano vyriausia dukra yra 10-okė,
Tada turiu 4 sūnų ir darželinukę, kurią svarstau į priešmokyklinę išleisti nuo rudens. Tai toliau, kas čia dar apie mus, spec poreikiai vaikų. Irgi labai dažnas klausimas ir įsivaizdavimas, kad jeigu dar su spec poreikiais vaikai, tai tikrai nelabai įmanoma ten ugdyti šeimoje. Tai mano 2 vyresnieji vaikai turi specialių ugdymosi poreikių. Tai yra, dukra turi disleksiją, tai tiesiog reikia mano laiko, jai pagalbos kažką pasiskaityti. Bet vėlgi skirtumas tarp to, kai jinai lankė mokyklą valstybinę 8 metus, aš tiesiog skaitydavau ir tai užtrukdavo daug daugiau mano laiko pareikalaudavo negu ugdantis šeimoje. Todėl, kad ugdantis šeimoje, jinai gali atsisakyti knygų, jinai gali žiūrėti video medžiagą, susirasti savų mokymosi būdų, kadangi nors mes ir sekam bendrom ugdymo programom, bet niekas nekontroliuoja, kaip tu to išmoksti ir kaip tu pasieki, ar tu vadovėlį naudoji, ar tu video žiūri, ar kažką. Tai šiuo atveju laiko netgi ir susitaupo, galima sakyti. Sūnus turi Aspergerio sindromą ir čia jau yra rimtesnių reikalų, bet vėlgi, kol jisai buvo mokykloje, tai aiškinimaisi su nepriimančia bendruomenė, su mokytojais užtrukdavo tiek daug laiko, kad tikrai mažiau laiko užtrunka tiesiog vaiką ugdyti šeimoje. Bet šiaip jau aš visą gyvenimą buvau tokia labai sisteminė, kalbant apie mokslus, ten knygas reikia iš sąrašo visą skaityti ir taip toliau, bet tuo pačiu mane labai ugdymas šeimoje domino, žinau, kad tai yra Amerikoje populiaru ir galvojau, kaip būtų įdomu pabandyti. Ir aišku, kai užėjo tie visi karantinai, testavimai ir taip toliau, tai buvo tiesiog geras spyris iš tikrųjų tai ir padaryti. Toliau tuo jau ugdymo šeimos keliu mes einam 3 metai. Tai yra 1 metais aš ugdžiau tik sūnų, dukra dar neišdrįso, kadangi jinai vyresnė, čia irgi labai toks gal vyraujantis stereotipas, bent jau Lietuvoje, kad tai gerai, kol mažiukas, o ką paskui daryti. Tai mano dukra išėjo į ugdymą šeimoje į 9 klasę. Dabar jinai 10. Ir tos mūsų patirtis labai įvairialypės ugdymo šeimoje ir tai yra svarbu ir kalbant apie laiką. Nes būtent ir bandau papasakoti, kaip užtekti to laiko, ar ne, kaip užtekti ten sveikatos ir nervų. Tai mes bandėm pradžioj, kaip ir turbūt labai daug kas, perkelti tiesiog klasę, mokyklą į namus. Ir tada, aišku, yra sudėtingiau. Ir mums užtruko ne 1 metus, kol aš supratau, kas yra tas ugdymas šeimoje, kas jisai yra mums konkrečiai, kaip mums geriausia mokytis. Ir šiemet mes praktiškai esam pasirinkę tą nemokyklinimą, unschoolingą, kas Lietuvoje nėra leistina ir todėl mes jo negalim pilnai pasirinkti. Bet stengiamės visgi išlaviruoti tarp to, kad vaikai išmoktų tą, ką reikia, kas reikalaujama pagal programas, bet galbūt pats tas būdas, kaip mes to pasiekiam, yra artimesnis unschoolingui. Tai dar paminėsiu, kad turiu 3 kates ir esu visiška perfekcionistė. Tai visą tai suminėjus tikrai atrodo, kad yra labai sunku ir yra sunku, bet labai noriu padrąsinti visus, kad jeigu bent vieno punkto pas jūs nėra, gal jūs vaiką auginat ne vienas ar ne viena, ar ne? Gal jūs dirbat ne pilnu etatu, gal jūs neturit tiek gyvūnų, arba gal jūs tiesiog nesat perfekcionistai. Tai iš karto yra daug lengviau ir jeigu padarau aš, tai jūs tikrai galite tą padaryti. Nes aš padarau ne todėl, kad Margarita labai gražiai mane pristatė kaip super moterį kažkokią, ne, aš tikrai tokia nesu. Kiekvienas žmogus, kuris nori, jisai manau, kad gali. Nebent yra kažkokios super nerealiai sunkios aplinkybės, tai jeigu tokiu atveju yra noras ugdyti šeimoje, sakyčiau, galima tiesiog atidėti ir galbūt palaukti metus, ar ne? Bet tokie mano trumpi patarimai, kuriuos aš bandau taikyti savo ir prisipažinsiu, ne visada pavyksta, nes patarti yra labai lengva, bet nėra taip lengvai vykdyti. Bet tai yra ugdymas šeimoje ir aš irgi ugdausi ir mokausi. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo paties paprasčiausio dalyko, tai savanorystės.
Kaip minėjau, aš tarnauju mūsų bažnyčiai ir sekmadieniais, ne kiekvieną sekmadienį, bet kartais vedu pamokėlės mažiems vaikams. Tai mes darom darbelius kažkokius susijusius su biblinė tematika. Ir to galima mažinti. Aš visiškai nenoriu atsisakyti ir tikrai nieko neskatinu atsisakyti, nes ir pati to nedaryčiau. Bet galima retinti. Kitas pasiūlymas yra rinktis tokią savanorystę, kur galima būtų įtraukti vaikus arba kur jiems taip pat būtų naudinga. Tai yra ne tokią savanorystę, kur reiktų išeiti, bet nuo šeimos turiu galvoj, bet tokią, kur būtų galima kažką daryti kartu su vaikais. Mano atveju, kaip matėt skaidrėse, jeigu perskaitėt, tai kai aš vedu tas pamokėlės, ugdosi ir mano pačios vaikai ir jiems tai gali būti labai sėkmingai ten technologijų pamoka ar dailė. Tada leisti vaikams daugiau mokyti savarankiškai. Ir čia yra labai turbūt svarbus ugdymo šeimoje dalykas, tai išmokyti vaikus mokytis. Ne visą laiką ten yra tas angliškas žodis micromanaging, ar ne mikro ten juos kontroliuoti, bet labiau paleisti ir išmokyti juos mokytis, kas irgi yra labai svarbus įgūdis gyvenime. Ir mamai perfekcionistai tai yra sunku, pripažinsiu. Taip pat priimti pagalbą. Aš nors ir gyvenu su vaikais viena, bet tikrai turiu pagalbos iš mažosios dukrelės tėčio ir mielai priimu tą pagalbą, jie leidžia laiką kartu, kai vaikai išeina, mano sūnus, tarkim, išeina pas mano mamą, su nakvynė, pas močiutę, aš užduodu, ką jiems reikia mokytis, ten prirašau, prižymiu ir tuo metu man pačiai yra laisvesnė galva, tarkim, pasidaryti darbinius reikalus, ar ne, kai vaikai grįžta, aš tada daugiau koncentruojuosi į juos. Tai yra per savaitę negalvoti, kad kiekvieną dieną aš būtinai turiu padirbti, kiekvieną dieną turiu pamokyti ir kiekvieną dieną turiu ten patvarkyti namus. Kartais pavyksta taip pasislankioti, kad galbūt vieną dieną aš iš vis neugdysiu vaikų ir jie patys galbūt nelabai ugdysis, ar ne, jau taip formaliai, bet paskui kitą dieną mes to darysim dvigubai ir aš tada mažiau dirbsiu. Tai tiesiog per savaitę išsislankioti tos dalykus. Toliau yra bendruomenė, tai yra labai svarbu. Aš kol nepradėjau ugdyti šeimoje, įsivaizdavau, kad tu lieki visiškai vienas, ir ką dabar daryti. Tai ne, pasirinkus gerą mokyklą, tu tikrai gausi labai daug palaikymo, tai yra ir online'ės pamokos vaikams, ir yra visokie susitikimai, kada vieno vaiko mama ar tėtis moko vaikus kitų dalykų ir automatiškai tau to daryti jau nebereikia. Ir būreliai, labai svarbu būreliai, vėlgi, kaip prašiau skaidriai, formalus švietimas, tai nebūtinai toks, neformalus švietimas, nebūtinai toks jau neformalus, kadangi aš stengiuosi būrelius parinkti taip, kad būtų ne tik tai vaikams smagu, bet jie iš tikrųjų dengtų tam tikrus mokyklinius dalykus. Tarkim, fizinio lavinimą, ten kažkokius techninius įgūdžius, matematiką, tai tada vėlgi automatiškai galima truputėlį nuimti krūvio nuo tų formalių pamokų. Ir kaip jau minėjau, prieš tai, kad susitaupo laiko, nesprendžiant problemų su mokykla. Tai turiu galvoj, tarkim, dėl mano sūnaus Aspergerio, su valstybinė mokykla aš tiek laiko praleidau tiesiog aiškindamas reikalus. Lygiai taip pat jisai, tarkim, turi daltonizmą ir tai atrodo toks paprastas dalykas, kažkokius tai pritaikyti paveikslėlius, kad nebūtų tam tikrų spalvų ir jo pagal tai nevertinti jo spalvinimo pirmoji klasiai. Ir tai vis tiek buvo vertinama ir tada tu labai kovoje daug laiko praleidi. Tai vėlgi pasirinkus tinkamą mokyklą, su tinkama bendruomenė, su tinkamai į tavo vaiką žiūrinčiai žmonėm, nusiima visas laikas ir visa energija, kurią tu leisdavai seniau kovai. Dar viena pagalba mamai tai yra online pamokos. Aišku, nesinori, kad tas vaikas visą laiką sėdėtų prie kompiuterio, bet visgi. Ir mūsų mokykla siūlo online pamokų vaikams, tai tuo metu visiškai mamos yra rankos laisvos. Ir anglų kalba galima rasti įvairių būrelių, įvairių pamokų, kur vaikas gali prisijungti, bendrauti, mokytis kažkokio dalyko, tuo pačiu nusiima, pavyzdžiui, dalis anglų kalbos pamokų, nes jisai bendrauja angliškai.
Eduką turim, ar ne? Sūnui aš užimu mokytojo vaidmenį ir ten jam sužymiu kažkokias užduotėlės, vėl kada jis daro, aš esu laisva nuo vaiko mokymo. Vyresnioji dukra, 10-okė, jinai savo eduką pilnai valdo pati, jinai gali ir užduoti savo pasidaryti, žodžiu, manęs ten iš vis nereikia. Kai vaikas moka mokytis, tai tada yra su dideliu vaiku priešingai negu daug kas galvoja, kad tai labai sudėtinga. Iš tikrųjų, su dideliu vaiku pasidaro lengviau, nes jisai daugybę šitų procesų perima pats. Aišku, reikia pagal reikalavimus, besiugdantis šeimoje Lietuvoje privalo kelti ataskaitas, kaip jau su mokykla sutarta, ar ne, pateikti ataskaitas, pateikti nuotraukas mokymosi. Tai užima laiko, faktas, kaip sakiau, nedėsiu rožinio akinių, bet tuo pačiu tai kažkokia pačiam savo ir apžvalga ir visai netgi malonumas tam tikras. Laimiai aš neturiu spaudimo iš aplinkos, kuo daug skundžiasi, tarkim, mažesnių miestelių žmonės, ar ne, kur patiria iš šeimos, iš aplinkos labai daug spaudimo, tai irgi suvalgo siaubingai daug energijos. Tai aš galiu už save pasidžiaugti, kad man to nėra. Apie mūsų dieną, kaip atrodo, irgi trumpai žmonės, kaip sakiau, galvoja, kad mes ten būtinai ryte keliamės, o kaip tu dirbi, jeigu vaikus reikia mokyti, tarsi juos privaloma mokyti ten nuo 8 ryto. Tai ne, vyresnėliai mano pamiega, mažoji keliasi anksti ir tada mano rytas dažnai būna skirtas jai. Tai yra mes vėlgi dažnai tikrai darom daug darbų vienu metu. Čia pripažinsiu, šitą dalyką tenka daryti, tai aš galiu kažkokį tai ir parašyti darbinį mailą ir tuo pačiu metu valgyti pusryčius ir tuo pačiu metu mes darom darbelius. Ten matė, turbūt irgi buvo viena nuotrauka, kur vaikas su pižama. Tai taip, mes rytai su pižamom labai dažnai darom darbelius. Va, o paskui jau keliasi vyresnieji, jie dirba savarankiškai, su jais galima mokytis vakare, su jais galima mokyti savaitgalį, visiškai neįpareigoja tas grafikas, tarkim, nuo pirmadienio iki penktadienio. Vėlgi dažnas klausimas, ką daryti, jeigu aš dirbu ne iš namų. Nes aš asmeniškai dirbu iš namų, esu dirbusi ir ne iš namų, ne visas savaitės dienas. Tikrai turėtų būti sunku, dirbant 5 dienas per savaitę iš ofiso, bet irgi siūlyčiau nesigazdinti ir ieškoti kažkokių tai sprendimų. Bet jeigu tik įmanoma perkelti savo darbą į namus, tai aišku yra daug patogiau. Tai gal baigiant, apie fizinius, dvasinius išteklius, apie laiką, apie sveikatą, ar ne? Tai, kaip sakiau, idealu nebus ir būna ir sveikata kenčia, bet aš tiesiog esu savo pasakius, kas yra mano prioritetai. Mano prioritetas yra mano vaikai ir dabar yra toks etapas. Ir taip nebus visą gyvenimą, dabar yra toks laikas, šitie metai yra skiriami jiems, o paskui bus kitaip. Tai va, tai kaip jau irgi minėjau, kad kai klausia, kaip tu viską spėji, tai ne, aš niekaip visko nespėju. Ir noriu labai trumpai prieš baigdama pasidalinti tokiu vaizdeliu, kur mačiau Facebook'e kažkas dalinosi. Tai va čia yra tokia realybė. Tiesiog prioritetai. Juos sunku, man kaip perfekcionistai yra juos sunku susidėlioti, tai aš tikrai visada noriu padaryti viską ir kad viskas būtų idealu, bet tai yra taip pat mokymasis, kad taip nebūna. Bet būna kažkaip ir gyvent galima ir visai netgi tokį pilną gyvenimą. Tiesiog jis yra intensyvus. Tai tiek. Wow. Ačiū tau. Ačiū tau už tą paslaptį, žinai, kaip galima taip sužongliruoti namuos. Tai ir kas labiausiai pavydu, tai draugė sako, kad pas tai namuose blizga viskas, tvarka, 3 vaikai, 3 katės ir darbas, ir ugdymas šeimoje, ir dar pas tave tvarkinga, tai čia jau visiškai, čia tai yra nelegalu, žinai. Tai yra tos draugės, kurios daugiau metų Instagrame, žinai, mano namus negalėjo. Nesvarbu, atrodo labai gražiai. Tai ačiū labai ir už tai, kad tu
daliniesi savo patirtimi taip atvirai ir Instagramo storiuose, nes nu, tai labai įkvepia. Kai tu realiai pamatai nuotraukas ir pamatai, kad tas vaikas su pižama ir jis daro darbelį, o kitas ten gamina, o ten upė, pavyzdžiui, nagus kokius daro, žinai, tuo metu, nu, tai yra wow. Tai yra įrodymas, kad tai įmanoma. Ir aišku, Akvilė, daug kas klausia, kuomgi tu užsiemi, koks tavo darbas yra. Tai Akvilė, galiu pasidalinti, kad ir ministerijoje užsienio reikalų dirbai apie 10 metų, ar ne? Tai va, ir kitam darbe oficiniam, o dabar yra ugdymo šeimoje kuratorė bei administratorė. Tai yra full-time job, pilna darbo diena ir to darbo diena būna ir šeštadienį, sekmadienį, ir vakare, ir dieną, ir 6 ryto. Tai taip. Tai jeigu tu gali sakyti, jeigu nori paremti tave, tai prašau, galite siųsti lėšas tiesiai. Jeigu norit paremti mane, tai galite pasekti mane Instagram'e, man tai yra labai svarbu ir labai malonu, todėl kad aš noriu dalintis ne su oru, o su realiai žmonėm. Tai nuostabu. Tai ačiū labai ir Akvilė atsakys nemažai klausimų konferencijos pabaigoje. Ir tokių techninių, jeigu kam įdomu. Ir dabar labai dėkoju, kad tu pasidalinai atvirai ir apie tai, kad šeimoje augini vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ir iš tikrųjų gavom labai daug klausimų apie tai, kad o ką daryti su vaikučiais, kurie turi spec poreikio, ar galima ugdyti šeimoje. Tai būtent šiemet mums, nežinau, Dievas likimas atsiuntė nuostabes ugdymo šeimoje mamytės. Tai yra Dovilė Gvazdaitienė ir Laura Valionienė, kurios yra, kosminės moteris, kurios turi tiek žinių, tiek patirties, tiek išsilavinimo, tiek visokių, Laura jau ir pasijungia kamerą. Tai kurios fantastiškos ekspertės, būtent dirbant su spec poreikius turinčiais vaikais ir šeimomis. Ir kas labai yra smagu, kad tiek Laura, tiek Dovilė pasidalino, kad ugdymas šeimoje jiem buvo kaip dovana, kada vaikas turi galimybę savo tempu, savo, savo saugioje aplinkoje eiti progreso link, o ne regreso link. Dovilė mojuoja, pamojuokit, Laura ir Dovilė, jūs nerealios, labai ačiū jums, kad jūs jungiatės ir dalinatės savo žiniomis ir noriu labai labai visus pakviesti jungtis į Lauros ir Dovilės seminarą, kuris vyks kovo 13 dieną 18 valandą. Vėlgi Zoom platformoje, šį kartą tikrai jau nebus techninių nesklandumų. Ir tikrai išsižiojau, kiek šitos dvi moteris yra prisikaupusios žinių ir kokios stiprybės šitos moteris yra auginančios irgi vaikus su spec poreikiais savo šeimoje. Tai tikrai lenkiu galvą prieš jūs ir labai lauksiu jūsų pranešimo kovo 13 dieną 18 valandą vėlgi Zoom platformai. Tai viskas įmanoma. Ir ypatingi vaikai labai ypatingai gerai jaučiasi ugdyme šeimoje. Tai nereikia to bijoti.